Meldžiame, palaiminki tavo žodžio klausytoją, palaiminki tavo žodžio skelbėją. Amen. Dievas tarė Jokūbui, pakilk, eik į Betelį ir ten apsistok. Padaryk ten aukurą Dievui, kuris tau pasirodė, kai tu bėgai nuo savo brolio Ezavo. Užtat Jokūbas savo šeimai ir visiems buvusiems su juo įsakė: atsikratykite svetimų dievų, kuriuos turite prie savęs. Nusiplaukite ir apsivilkite šviežiais drabužiais. Tuomet ateikite, kilsime į Betelį. Ten aš padarysiu aukurą Dievui, kuris išklausė mane pavojaus dieną ir buvo su manimi, kur tik ėjau. Jie atidavė Jokūbui visus svetimus dievus, kuriuos turėjo, ir auskarus iš ausų. Jokūbas užkasė juos po ąžuolu prie Sichemo. Kai jie vėl leidosi kelionėn, didžiulė Dievo baimė taip apėmė visus aplinkinius miestus, kad jie nesivijo Jokūbo sūnų. Taigi Jokūbas atkeliavo į Lūzą, tai yra Betelį, Kanano krašte. Jis ir visi su juo buvę žmonės. Ten jis pastatė aukurą ir pavadino tą vietą El Beteliu, nes ten, jam bėgant nuo savo brolio, buvo apsireiškęs Dievas. Rebeko žindyvė Debora numirė ir buvo palaidota po ąžuolu žemiau Betelio. Užtat jis buvo pavadintas verksmo ąžuolu. Kągi, šventės baigėsi, su naujais metais visus. Nauji metai, o daugelis bėdų, problemų vis tiek lieka ir senų, vis tiek gyvenimas teka toliau, bet kažkaip tai vis tiek turime kažkokią naują viltį, bent jau pirmas žingsnis pailsėti po švenčių, ar ne? Šventės ilgos ir pavargstam. Vėl į kasdieninę rutinę gyvenimą. Sugrįžtame prie Senojo testamento. Pradžios knygą jau pamokslauju ilgą laiką iš eilės ir šiandien toliau Jokūbo istoriją. Girdime Jokūbas tarė, pakilkime, reikime Betelį, ten apsistok, išgirsta Dievo balsą. Čia šiek tiek turiu vis tiek priminti, kas buvo nutikę. Iš tiesų, pradžios knyga yra tokia istorija, kartų istorija, atskleidžiama pradedam nuo Abraomo, po to jo sūnus Izaokas ir čia jau 3 karta Jokūbas ir jo vaikai jau 4 karta, atskleidžiama ta Dievo tautos istorija, kaip Dievas veikia konkretiems žmonėms, juos pašaukdamas. Aš priminsiu, kad iš tikrųjų mes čia dabar gyvename ir jie ten prieš kelis 2, 4, 5, maždaug 1000 metų nepilnus, jau gyvename laikais, kuomet Dievas yra toli nuo mūsų. Tas, kuris sukūrė dangų ir žemę ir šį pasaulį ir jį išlaiko, jis nėra žmogus, kaip mes dažnai įsivaizduojame, vadinam tėvu, bet jis yra asmenybė. Jis tampa žmogumi, Jėzumi Kristumi, Jėzumi įeina į šį pasaulį, bet jis yra toli nuo mūsų. Mumise yra ilgesys jo, mes buvome veidas į veidą su juo, bet šiame pasaulyje jis karts nuo karto tik pasirodo ir va čia yra Biblijoje būtent aprašoma ta vieta, kada jis konkrečiai pasiima žmonės, sako, aš parvesiu Adomo vaikų likutį namo, tai yra pas save. Savo artybę. Ir būtent ta visa istorija yra iš kartos į kartą, kaip tai vyksta, mums atskleidžiama Senajam testamente. Tai yra labai praktinė knyga, nes žmogus nesikeičia, Dievo žodis nesikeičia, keičiasi aplinka, kurioje mes gyvename, bet žmonės lygiai taip pat gimsta, myli, gimdo vaikus, miršta, sensta ir miršta. Ir vyksta tam tikrose aplinkybėse. Ir va čia mes matome, kad iš tikrųjų Senas testamentas kartu yra mums ir mokytojas, ir priminimas, kad mes nesimokytume iš savo klaidų, nesimokytume iš svetimų klaidų, mokytume mes iš Dievo žodžio. Jis mus mokina. Ir ta istorija Jokūbo, tai yra 3 vaikas,
sandoros vaikas, tai yra Dievos veda jį, jam apsireiškia, matome, nėra toks stiprus, labai žmogiškas, jisai paklūsta mamos valiai, ten apgauna tėtį, susipyksta su broliu, bėga nuo jo, brolis Ezavas nori nužudytis, atbėga pas dėdę mamos brolį, ten jis įsimyli mergaitę, už kurią sutinka 7 metus tarnauti, atsimuda ryte ne ta mergaitė, kita sesuojo, tada dar kitus 7 metus tarnausiu. Žodžiu, iš tikrųjų jį valdo, jį blaško. Iš kitos pusės Dievas sako, aš tave saugosiu, neleisiu tave skriausti. Jis maždaug pas dėdę praleidžia 20 su viršų metų. Ir Dievas sako, grįžk atgal pas brolį, kuris pasakė, aš tave nužudysiu kitą kartą, kai pamatysiu. Ir jis grįžta ir Dievas sako, aš būsiu su tavim. Ir brolis pasitinka į broliškai, atleidžia viską. Ir apsigyvena pagaliau ramybėje tame krašte, jau gyvena irgi kurį laiką, jo tėvo krašte. Aplink tautos, ar ne, tokios visokios gentis yra pagoniškos. Jis yra Dievo žmogus, Dievo tautos žmogus. Ir jis saugo. Ir iš tai Dievas tarsi atitraukia, Jokūbas nutolsta, vėl gyvena kaip ir mes kiekvieną dieną, taip sakant, su savo rūpesčiais, savo džiaugsmais, ar ne, tarsi pamirštam, kad tas Dievas yra ir buvo pasirodęs ir veikia konkrečiai mūsų gyvenime. Tie žmonės, kurie tai yra patyrę, tai supranta, kad po kiek laiko mes vėl lengvai užmirštam, kad jis buvo čia. Ir matėm jo pėdsakus, jo prisilietimą. Arba skaudu, arba priešingai. Ir Jokūbas pamiršta. Ir štaiga nelaimė. Dinos išprievartavimas jo dukters. Ir jis irgi pasimeta. Jis turėtų kaip šeimos galva tvarkyti tą reikalą, ar ne, kaip tenai įsispręsti. Bet iš tikrųjų tarsi vėl leidžia plaukti pasroviui. Ir jau sūnus jo suaugę, grįžta ir ką jie padaro? Apgauna tos žmonės ir, pasakysim, neproporcingai atkeršyje, išžudydami, apiplėždami. Ir kaip pabaigoje Jokūbas sako, praeito skaitinio skaitėme, dabar nekęs mūsų. Tie žmonės, kurios nužudė, turėjo savo giminės kitose tautose, dabar ateis keršyti, ką šiandien irgi girdime. Girdime, iš tikrųjų buvo pasiruošę. Ir jų tik tai saujelė yra, nors jau Jokūbo šeima, ta giminė išaugo, jau galima sakyti, mažą gentį, bet vis tiek aplinkinių daugiau. Ir Jokūbas sako, kilkime. Ir čia vėl įeina konkrečiai Dievas ir kalba, sako, kilk ir eik. Kur eik? Eik į Betelį. Kas tas Betelis? Betelis vieta 12 skyriuje, ten būtent jo seneliui Abraomui Dievas apsireiškia, aš būsiu su tavim. Aš tavyje išsirinkau tautą. Tai yra Abraomo asmenį, jo vaikuose, palikuonėse išsirinko Adomo vaikus, kad juos parvestų pas save. Ir jis sako, aš nepaliksiu jūs. Aš jūs parvesiu namo. Tai yra pas save į savo artybę. Tai va ir kilk į tą Betelį, kur praeinant, bėgant nuo Ezavo, taip pat ir Jokūbui Dievas, tai yra jau anūkui, vaikaičiui, vėl apsireiškė. Jis sakė, čia pastatysi aukurą. Ten pagarbino Dievą ir jis nuėjo toliau, o tą aukurą jau 25 ar daugiau metų praėjus nepastatė. Dabar sako, eik ir pastatyk aukurą. Kitur verčia altorių. Altorius, mes kažkaip įpratę katalikų bažnyčią, va yra altorius. Čia altoriaus reikšmė yra būtent, kas ir yra altorius, 2 žodžiai lotyniški, aukštai ir kaip stalas, aukštas stalas. Apaštalas Povilas, mes irgi turim viešpaties stalą. Apaštalas Povilas irgi taip ir pavadina prie viešpaties stalo. Tai yra vieta visiems matoma, tai yra Dievo pagarbinimo vieta. Gal šiandien pasakytume pastatyk bažnyčią, kaip pastatą, ar ne? Žiūrėkit, bažnyčių pastatai, kur nuvažiuotume, kokiam mieste krikščioniškame, kam jie yra. Jie yra akcentai miesto architektūros, sakysim, pasaulietiškai kalbant. Bet iš tikrųjų tai yra Dievo šlovės pastatai, kuriuose vyksta pamaldos. Ir tos bažnyčios yra gyvos, jose yra tikinti žmonės. Bet jau Europoje daugelis bažnyčių yra mirusio. Jie pastatai liko, bet nebėra tenais Dievo garbinimo. Ir jie gal ir gražus, bet jie yra tušti. Iš tikrųjų, bent krikščionis nuvažiavęs, pamatęs tokį namą, pastatą, kuriame įrengta parduotuvė ar
nežinau, bet kas, nejaukiai jaučiamės. Nejaukiai jaučiamės. Šventovė, kuri virto jau nebe šventovė, kasdienių dalykų. Gyvos šventovės, jos skelbia Dievo šlovę ir tie pastatai, akmenys irgi skelbia. Tai sako, tu pastatysi visiems matom dalyką ir mane ten pašlovinsi. Ir Jokūbas surenka visus, sako, pakilkime, keliaukime šios apylinkės ir jis jau konkretų tikslą turi. Jis sušaukė visus, jis perima vadovavimą. Prieš tai jis buvo pasyvus. Už jį nusprendė vaikai. Tarsi jis paleido vadeles, tas, kuris turėjo vadovauti. Bet kaip minėjau pradžioje, Jokūbas toks buvo. Tai jis susijims, Dievas jį ten mobilizuoja, jis organizuoja, dirba, bet po kiek laiko ir išglemba. Tai čia irgi dabar jis mobilizuoja kas? Dievas vėl jį mobilizuoja. Ir ką jis sukviečia visus, perima vadovavimą, nes iš tikrųjų jiems gresia kerštas. O koks kerštas, jeigu jūs išžudėt visą šeimą, visą giminę, kuri ten tą kraštą valdė? Mirtis ir apiplėšimas. Jis juos mobilizuoja. Ir kaip mobilizuoja? Jis sakė, atsikratykite svetimų dievų, kuriuos turite prie savęs, nusiplaukite ir apsivilkite šviežiais drabužiais. Svetimų dievų. Vadinasi, iki šiol jis toleravo. Mes ir matome, kai bėgo iš savo dėdės namų Rebeka dievukus pasiėmė ir jų nerado, ten ieškojo, jeigu kas atsimena tą istoriją. Ir būtų irgi blogai baigėsi. Bet kiekvienas turėjo savo dievukus. Ką tai reiškia turėti savo dievukus? Šiandien mums atrodo tai primityvų, ar ne, kad mes turim kažkokius dievukus ir matome, ir auskarus atidavė, viską atnešė. Suprato, kad didelė bėdoje yra. Kad iš tikrųjų padarė didelę klaidą. Tai yra, apsivaldykite, apsiplaukite, tai reiškia atgailaukite. Tai Jokūbas visiems sako, mes kalti esam iš tikrųjų, dėl kraujo to, kurį praliejom. Neadekvačiai. Taip, jie buvo kalti, išprievartavo mano dukrą, jūsų sesę, bet neturėjom visų išžudyti ir taip padaryti neturėjom. Negalima buvo. Tai atgailaujam. Ir žmonės atneša tos svetimus dievukus, visą kitą, tai atneša tą, kuo tu pasitikė. Atrodo primityviai, kažkokie dievukai, kažkas tai auskaruose, sako, amuletai yra, bet pažiūrėkim šiandien, ar labai žmogus pasikeitė. Kartais pasižiūriu, papuola kokios nors Eurovizijos, ar ten kokie nors koncertai, ten dainininkas, ar ne, ausis įsikalęs kryžiukus nešioja, ar ne. Iš tikrųjų yra tas pagoniškas troškimas, ar ne, paimti dieviškus simbolius, ar ne, sakysim, ir juos nešioti kaip kokį amuletą, talismaną, kuris mane apsaugos. Iš tikrųjų, čia tas būdinga ir tarp krikščionių, kurie save žmonės įvardė krikščionimis ir ne tik įvardė, gal ir yra, kažkaip užsidėsiu kryželį ir jis mane apsaugos, arba padovanosiu kryželį, tegu jis saugo. Tai yra stabas, tai yra daiktas. Saugo Kristus, saugo Dievas, saugo tikėjimas, kuris su Dievu sujungia, bet ne kažkoks daiktas. Taip, tas daiktas gali tau priminti, atsiminti ir taip toliau, tie simboliai yra, nėra blogai. Bet blogai yra, kada žmogus pradeda jo pasitikėti. O žiūrėkit, futbolo varžybos vartininkas į tinklą įmeta kažkokią lėlę, ar ne? O, vartus apsaugos. Stabmeldystė. Jis turi savo dievuką. Gal jį neįvardija kaip savo dievų. Galim visi pagalvoti, ar neturim mes kažkokio tokio daikto ar dalykų, kuriuos iš tikrųjų kabutėse mūsų saugo. Gal nuo vaikystės yra mums irgi noras turėti, įsitverti į mamos sijoną ar ne, ten apsikabinti meškiuką ir tas yra žmogiška. Bet kaip apaštalas sako, buvau, kai vaikas valgiau, kai vaikas kalbėjau, kai vaikas užaugo, numečiau kas vaikiška. Tai irgi čia Jokūbas ragina, atsibuskit, gerai gyvenom. Ar mes šiandien negyvenam gerai? Ar kartais mums Dievas nesako, aplinkui matome, kas dedasi, gal metas atsibusti? Gal metas išmesti dievukus savo?
Kas šiandien tokie gali būti dievai? Kur mūsų yra daugiausiai dėmesys prikaustytas? Kur išvaistome? Ir taip trumpa mūsų gyvenimo laiką. Ir kaip naudingai savo artimui, tam, kurį matai, kuris arti yra. Yra dėl ko susimastyti. Prieš 4000 metų Jokūbo istorija mums primena ir apie šiandieną, kur nukreipti iš tikrųjų, kad ta Dievo rūstybė neteitų. Bet Dievas sako, kilk ir eik į tą vietą, pastatyk man, ką pažadėjai, altorių ar ne, tą šventyklą visiems matomą, ir mane pagarbink, bet prieš tai apsirenk naujai, nusiplauk, apsiprausk, tai yra išmesk. Mes naujus metus pradedam, apsidairykim, ką reikia išmesti mums, kad nebūtų balastas šiems metams. Negaliu pasakyti kiekvienam, aš tik apie save galiu galvoti ir tai man pačiam sunku pagalvoti, ką turiu numesti, kas yra mano balastas. Mielieji, Dievas davė protą, todėl naudokime tą protą žiūrėdami, nes čia yra mūsų gyvenimas. Ir mūsų gyvenimas veikia šalia žmogaus esantį gyvenimą. Ir tas yra labai svarbu. Nepasiduot to Jokūbo keliu, savaime įsispręs. Taip, jeigu tu nesprendi, kuriam duota galia, kaip tėvui, kaip vadovui, nesvarbu, atsakingose pareigose vadovauti yra iš tikrųjų sunku. Aš netaip seniai supratau, man vienas verslininkas pasakė, atrodo, tu nieko nedirbi, bet tu priimi sprendimą. Ir sunku yra priimti sprendimus. Pirma, kitiems nepatiks, o tu ne doleris, kad visiems įtiktume, arba ne euras, ar ne. Tu esi tėvas, tu esi vadovas, tu esi tas žmogus, kuris turi priimti sprendimą ir kuris gali būti labai nemielas kitiems, bet tau svarbu žinoti kaip Jokūbui. Dievas tai reikalauja. Jis taip mokina. Ir tau bus geriau, nes jis netitrauks nuo tavęs apsaugos. Štai sako Dovydo psalmė, Dievui patinka sutrupinta žmogaus širdis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kada žmogus pasako, aš iš tikrųjų negaliu savim pasitikėti. Čia paradoksas, tarsi savim negaliu pasitikėti, bet turi priimti sprendimą. Priimti sprendimą, kuris patinka Dievui, ne žmonėms. O čia yra katekizmo mūsų parašyta, kas yra geri darbai. Ne tie, kurie žmonėms patinka, bet tie, kurie yra pagal Dievo įstatymą, Dievo garbiai, daromi iš tyros širdies, nuoširdžiai. Mums yra šiandienos tekstas ir pasako, mes turime apsivalyti ir eiti, atiduoti tos savo visus, išmesti tą balastą gyvenimo, kuri prisikaupia mums su tais visais blogais dalykais, pripažinti, apsiplauti. Ne tik išorę namus, bet ir vidų. Ir ateiti į tą Betelį, į Dievo namus. Ką jūs šiandien esat padarę? Atėjo Dievo namus. Čia yra gerai. Čia yra gerai. Dievą pašlovinti, jo akivaizdu, išpažinti nuodėmes ir pastiprėti. Sako, eik. Jis mums duoda žodį, sako, eik į tą pasaulį, aš tau duodu gyvenimą. Saugosiu tave, globosiu tave. Kas be nutiktų, taip jis sako Jokūbui. Taigi atidavė tos dievus, jis užkaša po ąžuolu, čia ąžuolas 2 kartus, į pabaigoje baigėsi, kad iš tikrųjų tas ąžuolas yra ten palaidoja, po kitų ąžuolų palaidoja Deborą, tai yra žindyvė Rebekos. Tai vėl tas ąžuolas mums irgi kažkaip lietuvis ir ąžuolas, tai tiesiog čia yra neatsiejama. Bet šiaip kaip pažiūri, tai tikrai geras medis, kietas, bet šiaip taip prie namų laikyti biški nepatogu, daug lapų ir taip toliau. Bet va čia yra, tas ąžuolas, jis funkcionuoja kaip kažkoks simbolis. Bet kai matome, po jo užkasa ir tos dievukus, užkasa taip pat ir žmogų, kurį mylėjo, tą kūną palieka.
Tai va čia mums irgi priminimas yra, kad taip mes tuose kūnuose irgi per daug neprisiriškim prie jų. Šiandien mes sveiki ir gražus, rytoj tik tai gražus, o poryt ir tų gražių nebeliks. Bet liks tavo atminimas, tavo darbai, kurie į priekį eina, tavo sprendimai, tavo ėjimas su Dievu, kad pasiliktų ir po tavęs tavo šeimoje, kol visus parves jisai namo. Taigi šiandien mes girdime, Jokūbas perima valdžią į savo rankas, valdžią, kuris tvirtą turi atramą, tame, kuris mūsų sutvėrė, jį sutvėrė ir jį apgynė. Jis tą turėjo ne kartą paliudijimą, ieškokime ir mes, prisiminkime tos paliudijimus, kaip Dievas už mūsų pečių stovėjo, kad mes perimtume vadovavimą ten, kur turim vadovauti, tad darytume tai, kas mums iš tikrųjų yra sveika ir gera, Dievo akise, ne žmonių akise. Iš vienos pusės nebijoti žmonių, iš kitos pusės bijoti Dievo, tai yra vykdyti jo įstatymą. Kartu be abejo, tai nereiškia, kad nesiskaitau su žmonėmis. Dievas būtent ir mokina teisingai bendrauti su žmonėmis. Nestengtis jiems įtikti, bet būti su jais ir ieškoti jų gero. Kaip Jokūbas čia ieškojo gero tik savo giminiai, kad ji nebūtų išžudyta. Parvesti namo, atsikratykite dievų, svetimų, atsikratykite to balasto, apsirenkite naujais rūbais, žvelkite į priekį su pasitikėjimu. Viešpats yra mūsų viešpats. Per Jėzų Kristų. Amen.